Sveiki visi, tai dar vienas mėnuo, tai turim kažkokių irgi naujienų, tai išklausykite iki galo. Pradėkim turbūt nuo bankų, nuo kredito, nuo pačių kreditų, tai kas turit kreditus pasiėmę, tai galite džiaugtis, nes palūkanos krenta. Ir šiai dienai jau pavyzdžiui, kai kurie žmonės moka tik tai 4,5% banko maržą, nes Euroliboras yra apie 3,2. Kas moka dėrėtis, gali šiandien jau sudėrėti netgi 1,4 šiai dienai yra toks vidurkis banko maržų, bet jeigu tikrai pasistengtumėt, galite gauti ir 1,3%. Taip? Nuo daug ko priklauso, jeigu žiūrėt mūsų kitus video, priklauso nuo jūsų pajamų, nuo jūsų kredito, nuo jūsų nekilnojamo turto, ar jisai naujas ar senas, kokios ten klasės yra tas butas. Nuo visko priklauso, bet mintis yra, kad šiai dienai jau tikrai kai kas turi 1,3% banko maržą ir moka 3,2 6 mėnesių Euroliborą. Taip. Visi krenta, ir doleriais Liboras krenta, ir Ebifinas krenta, taip, čia akivaizdžiai vat matosi, kad krenta, taip. Ar gerai ar blogai? Yra niuansų, nes kai kyla palūkanos, tada yra stabdoma infliacija, taip, nes tada labai smarkiai auga ekonomika, kyla infliacija, nuvertėja mūsų santaupos, mūsų investicijos. Kai vyksta atvirkščiai, kai pradeda viskas kristi, tai irgi nėra prieš gerą. Taip, labai aiškus būtų idealu, jeigu būtų viskas stabilu, bet šiam pasaulyje nebūna taip jau stabilu, visada viskas vyksta banguojančiai, tai tiesiog galim susidurti su ekonominiam dabar krizėm ir kartais geriau mokėti 5 ar 6%, bet turėti darbą, taip, turėti iš ko mokėti. Blogiau yra, kai tos palūkanos gali būti 1%, bet jeigu tu neturi darbo, neturi santaupo, tai yra iššūkis, taip. Tai visiems rekomenduoju, kurie turit būsto kreditus, taupykit pinigus. Nežinau, ar jūs palies ar nepalies tą krizę, bet manau, kad po Amerikos rinkimų, po Lietuvoje rinkimų mes pamatysim tą tikrą vaizdą, kas čia vyksta, tai pasaulyje. Tai palinkėjimas, turėkit santaupų, taip. Kas jau turit santaupų, tai kur jas laikyti. Tai blogiausias dalykas, ką jūs galite padaryti, tai laikyti santaupas savo sąskaitoje už 0%. Kai matau, kai kurie netgi, sakykime, kredito įstaigos duoda dar šiandieną netgi 5%. Tai vat, kauniečiai gali apsidžiaugti, vat, yra netgi 5%, kur jie gali pasidėti kredito unijoje. Vidutiniškai vat, yra apie 4%. Randu, kad yra Big Bankas. Irgi duoda 4%, taip, tai čia terminuoti indėliai. Kas nori tiesiog kaupti, yra dar vadinami kaupiamieji indėliai, kur jūs galite kas mėnesį ar kas savaitę galite papildyti tuos indėlius, taip, bet irgi gan neblogi procentai, po 4, matau, procentus yra, kur galima tuos indėlius papildyti. Tai jeigu turit santaupų, puikus būdas, saugiai, pinigai yra apdrausti iki 100 000 eurų. Tikrai svarbiausia, nelaikykit sąskaitoje, gerai? Tikrai atidėkit tos pinigus kažkur tai santaupas. Susiduriam, kad kartais tėvai galbūt nėra su kompiuteriais labai pažįstami, tai tikrai patarkit ir tėvams, kad tikrai tai yra saugu, bet įsivaizduokit, nuo 10 000, vis tiek tu gali gauti 400 eurų gale metų. Nu tai pensininkams tai čia yra galbūt visa pensija, taip? Tai pasikalbėkit su tėvais, kurie laiko pinigus, nes suprantu, kad kas miesteliuose ten ar kaime gyvena, taip, yra problema su bankais, su internetu, tai čia toj vietoj turbūt niekas kitas jiems nepadės, tik tai mes, taip. Tai turėkit omeny, kad tikrai yra indėlių, kur galima pasidėti net už 4% ir saugiai, sakyčiau, taip. Na, kas turi daugiau pinigų negu jau 6 mėnesių galbūt rezervas, ten 3 ar 6 priklauso nuo jūsų šeimyninės situacijos, tikrai labai džiaugiamės, kai žmonės dėkoja mums, kad kurie pirko auksą, sidabrą praktiškai 16-17 metais, šiandien jų kapitalas padvigubėjo. Tai galbūt nei čia džiaugtis, nei ką, nes iš tikrųjų tas kapitalas gal ir padvigubėjo, bet ir pragyvenimo lygis išaugo, nes ta infliacija per tiek laiko taip pat smarkiai išaugo. Bet džiugu, kad žmonės, kurie klauso, nusipirko aukso sidabro, šiandien praktiškai per paskutinius metus investicinė grąža buvo 28%. Sidabro buvo 26%. Taip? Tai va, akivaizdžiai matosi augimas. Taip?
Sidabras truputį pakrito, bet čia sidabras dažniausiai reaguoja į kritimus, į augimus. Taip. Kita kategorija žmonių, kurie turi investicijas į gyvybės draudimus, taip pat tiesiog raginam, jeigu jau ten investuojat, tai pasižiūrėkit, kur jūsų kompanijai yra geriausios investicinės grąžos. Pavyzdžiui, čia matau yra 26%, mažiausia radom 16%. Tai yra, pakartosiu, kad mes tiesiog, kad būtų supaprastinta, tiesiog iš visų gyvybės draudimo kompanijų išrinkom vieną geriausią ir vieną blogiausią. Taip, iš tos pačios kompanijos. Tai netgi, sakykime, kur sakom, vat, blogiausia, taip, Šiaulių banko čia bus, tai Nordica, taip, tai čia būtų jau 7%, ne? O kai kurios, matot, kompanijos minus 5%. Tai gaunasi, kad kaip ir visada, akcijos obligacijos visada banguoja. Taip, dėl to šiaip rekomenduojam visada į akcijos obligacijas, jeigu jau investuojat, tikrai praeiti mokymus. Mačiau, kad Synergy tikrai organizuoja puikius mokymus ir tikrai pasižiūrėkit, jeigu jau investuojat į akcijas obligacijas, į fondus, tai tikrai turi tokius dalykus išmanyti. Nesuprasi, kur investuoji, tai didelė tikimybė, kad prarasi pinigus. Taip? Ir investuoti reikia ten, kur supranti. Jeigu nesuprantat, geriau dėkite į indėlius pinigus, taip? Ir investuokite į savo žinias. Toliau važiuojam, taip? Trečia pakopa, taip, kaip ir minėjau, turbūt girdėjot, taip, tai yra viena, manau, iš tokių paprastesnių investicijų, taip, trečia pakopa, ten yra labai lanksčios sąlygos, jeigu žiūrim antrą ir trečią, tai kaip diena ir naktis, trečioje pensijų pakopoj, turit pinigų įdedat, neturit pinigų nededat. Įdėjot 100 eurų, 20 eurų valstybė jums gražins per GPM, bet tai bus tik tai 10 metų, tai tiesiog priminimas, sakau, kad viskas su trečia pakopa yra gerai, tiesiog turėkite omeny, kad šiais metais iki metų pabaigos, jeigu dar neturit, galite pasidaryti sutartį, galite sumokėti tik ten 10 eurų ar ten 30 eurų ir galite nemokėti, ne, kol būsit tam pasiruošę, nes svarbiausia, kad būtų sutartis sudaryta dar šiais metais, kad paskui 10 metų galėtumėt naudotis mokesčių lengvata. Ypatingai geras, sakykime, turbūt trečia pakopa yra žmonėms vyresnio amžiaus, kam pavyzdžiui yra šiandien kokie 55 metai. Taip, nes lygiai po 10 metų, arba dar taip, 45-55, taip, gal sakyčiau tokia grupė žmonių, nes pagal įstatymus dabar 10 metų tu galėsi ten iki 1500 eurų sumokėti trečią pensijų pakopą ir kiekvienais metais gali susigrąžinti 300 eurų. Ir jeigu jūs esate tame, sakykime, diapazone, pavyzdžiui, jums 50 metų ir po 10 metų bus jau jums 60 metų. Yra įstatymas, kad 10 metų, atsiprašau, 5 metai iki pensijos, taip, ir kam liko trumpiau, jau gali pasimti pinigus ir nereikės mokėti GPM. Taip, nereikės gražinti. Tai jeigu per 10 metų įdėsit po 1000 eurų į metus, tai susigražinsit 20 000, atsiprašau, 2000, ne? Taip, po 1000 eurų, taip, 10, taip, 2000 eurų. Meluoju, taip. Nuo 1000 susigražinsit, atsiprašau, taip, jau visai galva. Taip, nuo 10 000, 2000 susigražinsit ir jų atgal nereikės gražinti. Jeigu anksčiau laiko norėsit gražinti tos pinigus, tai gausis, kad jums reikės, ne, tą, ką jūs susigražinot mokesčių lengvatą, reikės gražinti atgal mokesčių inspekcijai, taip. Ir dar ten yra toks įstatymas, galbūt, kur dažniausiai gyvybės draudimo konsultantai girdavosi ir aukštindavo gyvybės draudimą, kad nereikia pelno mokesčio mokėti. Va trečiai pakopai žinokit, kad jeigu taip ir gausis, kad jūs 10 metų investuosit 10 000, taip 2000 susigražinsit, bet galbūt jūs uždirbsite, ne, kaip pavyzdys, ne, sakau 15 000. Tai va nuo tų 5 000 reikės susigražinti, reikės susimokėti pelno mokestį, taip. Tai bus 15%, bent jau pagal šiandien dienos įstatymus, taip. Bet susimokėsit pelną tik nuo to, sakykime, pelno 5000, taip. Tai šitoje vietoje kaip ir nieko nepraranda. Kaip sakant, geriausia, bent jau kažką darykit su pinigais. Blogiausia, kai nieko žmonės nedaro, tiesiog laiko sąskaitoje. Tai jeigu bus klausimų, drąsiai klauskit, bet tiesiog apibendrinu, kad iki naujų metų reikėtų galbūt, kas norite, paprastai investuoti. Čia valdo tos, sakykime, fondus profesionalai, tikrai investicinės grąžos bent jau dabar pasitvarkiusios yra, tikrai yra neblogos. O, pavyzdžiui, šiuos metus, sakykime, nuo šių metų pradžios 9%, bet irgi čia jūsų namų darbas atsirinkti kompanijas. Mes žaliai pažymėjom, kurios kompanijos
investuoja sėkmingai, vat netgi su 9%, va yra ir 10%, taip. Tai va šitoje vietoje jums reikėtų tiesiog atkreipti dėmesį, pasikalbėti su tomis kompanijomis ir nuspręsti, kur geriau investuoti. Unikalumas yra 2 ir 3 pensijų pakopos, kad jeigu pavyzdžiui į kažkokią kompaniją investavot ir matot, kad tiesiog rezultatai yra jūs tikrai netenkinantis, jūs galite iš kompanijos pereiti į kitą kompaniją. Taip, ir praktiškai ten tikrai nieko jums nekainuoja ir galima tiesiog tą valdytoją pasikeisti. Tai yra, manau, labai labai lankstu. Taip, tai pasinaudokit tom, gerai. 2 pakopa, taip. Jau kas dalyvauja, tas dalyvauja, tai bent jau žiūrėkit, kuri kompanija uždirba geriausią investicinę grąžą ir pasistengkit, kad jūsų pinigai būtų ten. Tai va, kiekvienas pagal savo metus galit pasižiūrėti, pavyzdžiui, va, kas tarp 75 metų ir 81 metų, kaip be būtų, bet va, 9,9 ar 8,12, taip. Tai man atrodo yra skirtumas, tai čiut ne 2%, tai per daug metų, žinoktis, tie 2% tikrai sudaro labai reikšmingą sumą jūsų investiciniam tam, sakykime, portfelį. Tai va šitoje vietoje pasižiūrėkit pagal savo metus ir pasižiūrėkit, ar jūsų kompanija tikrai pelningai dirba, tada išsirinkit kompaniją galbūt, kuri geriau dirba, tai būtinai pakalbėkit ir su ta kompanija, į kurią norit pereiti, ir su ta kompanija, kurioje dabar esat, gerai, kad gautumėt kažkokią objektyvę informaciją. Na ir dar galite, aišku, nueiti dar į 3, ir į 4, kuo daugiau informacijos gausit, tuo priimsit geresnį sprendimą. Taip? Na ir ką, ir kitas dar galbūt toks pranešimas dėl refinansavimo, turbūt daug spaudoje, televizijoje girdite, ne, ir mus daug kalbina žurnalistai, kad wow, čia Lietuvos bankas padarys tokį puikų įstatymą dėl refinansavimo. Na žiūrėkit, kaip visada valstybinės įstaigos, jos pavėluoja, tai yra ir jūs skatinu, kad nelaukit, kol ten tas įstatymas įsigalios kitų metų gegužės mėnesį, jau šiandien, jau rytoj jūs galite, jeigu matot, kad jūsų banko marža yra tikrai daugiau negu 1,3, 1,4, pasiskaičiuokit, pasižiūrėkit ir tikrai galite jau šiandien eiti refinansuoti. Nes tikrai tų mokesčių nėra ten labai daug. Ne? Vienintelis galbūt, jeigu su savo banku dėrėtis, praktiškai galite visiškai ten nieko nemokėti. Gal jie ten pasims ten 100-200 eurų administracinį mokestį ir viskas. Bet bent jau reikia raštu paklausti savo banko, paprašyti, kad jie sumažintų jums banko maržą. Jeigu jau nesutinka taip, tada atsiranda papildomi kaštai, tai yra darote svertinimą ir savo banke, iš kurio norite išeiti, teks susisakyti pažymą. Jos ten kainuoja nuo 30 eurų iki 100, tai kuriam banke esat, nežinau, bet tas refinansavimas gal jums kainuos, kaip pavyzdys, iki kokių ten 300 ar 500 eurų, priklauso ar tai butas, ar tai kotedžas, ar namas, bet supraskit, kad per metus laiko, tikrai tie pinigai jums atsipirks. O kitas dalykas, mes nežinom, kaip bus kitais metais. Gal tikrai Euroliboras nukris, bet banko maržos pakils. Taip, niekas nežinom, kas čia bus labai ateityje, mes labai galbūt tik tai galim paspėlioti, kažkiek prognozuoti, ten pusę metų ar metus. Bet šitoje vietoje tiesiog noriu pasakyti, kad jau mūsų asociacijos nariai arba tie, kurie tikrai finansiškai raštingesni žmonės, jie jau 2 kartus turbūt dėrėjosi ten per paskutinius 3 ar 4 metus, nes banko maržos tiesiog krito ir tikrai rekomenduojam kas metus dėrėtis dėl geresnių kredito sutarties sąlygų. Ar verta tą dalyką daryti? Turbūt taip, nes atkreipti dėmesį, kaip pavyzdys, paėmiau tiesiog 120 000 kreditą. Ir matot, kiek yra būdų, ne, yra 15, čia aš bent 15, čia tokių klasikinių paprastų padėliojau būdų, kaip galima sutaupyti nuo 21 000 iki 92 000 eurų. Taip, tiesiog labai priklauso, ką jūs darot su ta kredito sutartim. Ar jūs tiesiog gavot kreditą ir daugiau nieko nedarot, pasirašėt banko kredito sutartį, tai bankai trina rankomis, kad jūs vietoj 120 000 sumokėsit 231 000. Jeigu jūs nieko nedarot, tai turbūt taip ir bus, ne? Kad teks bankui sumokėti tą sumą, bet jeigu jūs kažką darot su savo sutartim, tai jūs galite vietoj 231 000 galbūt sumokėti tik tai 139 000 eurų.
Tai noriu pasakyti, kad kai jau jeigu darot refinansavimą, to nedarytumėte tik dėl banko maržos. Kartais būna, kad ta banko maržą nenori bankas keisti, bet mes vis tiek pasikeičiam, ar ten palūkanas, ten mokėjimo metodą, ten 3, 6, 12 mėnesių Euroliborą kartais pasikeičiam. Vis tiek visada kažkas jūsų gyvenime per ten paskutinius 3-5 metus keitėsi, dėl to jūsų galbūt pajamos keitės, galbūt jūs galite truputį daugiau mokėti bankui ir galite galbūt, sakykime, 100 ar kiek ten eurų pridėti ir jau sutaupysite apie 37 000 eurų. Taip? Susitrumpinat laikotarpį ir sutaupot pinigų. Tai ta strategija, kurią jūs pasirinksit turint kreditą, labai priklauso, koks bus rezultatas. Ar permokėsit 231, ar ten 139, ar 140 000. Variantų yra daug. Ir kai jau einat refinansuoti, būtų gerai, kad vienu metu viską pasidarytumėt, viską teisingai ir gerai. Gerai? Jeigu reikės pagalbos, esame mes, asociacija, jums tikrai galim padėti, patarti, susipažinę su jūsų situacija. Gerai? Tai gerbėmieji, tai tiek iš mūsų žinių, tai labai tikiuosi, kad nepadarysit klaidų, dar jeigu kažkas spėsit, galėsit sudalyvauti mūsų irgi webinaruose, tai dar vieną, jeigu dabar naujienlaiškį žiūrit, irgi įdėjom nemokamai vieną dalį apie kaip vyksta refinansavimas. Žinios ir dar kartą žinios. Taip, nes žinios jums padeda sutaupyti. Tie, kurie žinių neturi, bet kažką bent jau daro, gali sutaupyti 20 000. O tie, kurie tikrai tas žinias kažkaip panaudoja savo naudai, gali vietoj 20 000 sutaupyti ir 90 000. Tai tam esame mes, asociacijos ekspertai, kurie jums padedam susigaudyti kredituose, investicijose ir kaip valdyti savo asmeninius finansus. Taip? Tai dėl to aš visada žmonėms sakau, kad žiūrėkit, tą milijoną, kurio mes galbūt visi siekiam, mes be jokių problemų uždirbsim. Taip? Aš čia pasiskaičiavau, kad jeigu esat, ar vienas žmogus, ar jūs dviese, tai praktiškai tai visiškai nedidelė suma. Tai yra tik tai 2083 eurai į rankas gaunamos pajamos, taip, ar šeimos, ar vieno asmens, bet čia yra per 40 metų. Bet jūs greičiausiai šiandien jau gaunat ir 3, ir 4 tūkstančius, taip? Tai kaip sakau, tą milijoną jūs tikrai uždirbsit, bet kaip jūs tą milijoną panaudosit, taip, nes dažnai būna, kad užgriūva mūsų buitis, tai yra šeima, automobiliai, namai, taip, kiti visi dalykai, šuniukai, kačiukai ir natūralu, kad tas milijonas dažnai išeina tiesiog ne jūsų malonumui, bet tiesiog visokiems gyvenimo poreikiams, taip, bet visada galima tos, sakykime, milijonus galima kažkaip paskirstyti teisingai, kad tie dalis pinigų uždirbtų jums pinigus, taip, per investavimą. Tai mes, kaip sakau, visi turim vienodą laiką, kai mes baigiam mokyklą, tai visi turim apie 45 metus iki pensijos, tai viskas, kaip sakau, matematikoje viskas yra aiškiai paskaičiuota, kiek mėnesių, kiek savaičių, kiek dienų. Ir vieni per tą laiką sukuria kažkokias imperijas, kai kurie, tiesiog užaugina 2, 3, 4 vaikus, kai kurie galbūt tiesiog gyvena savo malonumui. Tai čia yra kiekvieno mūsų pasirinkimas, bet tie žmonės, kurie galbūt tikrai norite išmokti finansų, tikrai suprantat, kad jau uždirbat pakankamai didelės pajamas, esat galbūt netgi savo karjeros viršūniai ir tikrai kažką norit tokio padaryti, suprantat, kad jau pensija nebetoliau už 15, už 20 metų ir tikrai kažką reikia padaryti. Ypatingai tiems, kam yra dabar nuo 40 panašiai iki 55 metų, turėtų susimastyti, tikrai kažką turim daryti, nes dar mes esam sveiki, jauni, dabar esam, kaip sakiau, karjeros galbūt kažkur viršūnėje, nes paskui po 55 metų jau žinot, biškai aptinkstam, jau norim ramybės, jau vaikščiosit nebe pas finansų konsultantus, o pas gydytojus, taip, į vizitus, tai šitoj vietoj dar kol turim jėgų ir potencialo reikėtų kažką nepadaryti. Ir visos tos žinios, kas man irgi patiko posakis, kad mes mokinamės kartais jau nebe dėl savęs, o dėl savo vaikų, nes taip kaip mes vesim savo finansus, kaip mes elgsime su pinigais, viskas priklauso nuo mūsų. Tiem vaikam galbūt tų seminarų mokymų ir nebereikės. Bet tiems, kuriems reikia žinių, tai noriu pakviesti, tai bus tiesiog vienos, sakykime, pusdienio toksai seminaras, tai yra nuo 10 val. Iki 13 val. Būsiu aš, bus profesorius Esinavičius, bus Mantas, irgi papasakos jums, kaip galima dėka ChatGPT, to
dirbtinio intelekto, kaip galima, kuris gali jums padėti valdyti finansus. Taip, Mindaugas pakalbės apie šeimos verslą, aš pakalbėsiu apie šeimos įsipareigojimus, tai aš aptarsiu, kaip susimažinti kreditus, kaip pasižiūrėti, kokie daiktai jums neša didžiausius nuostolius, kaip galima sumažinti tas visokias išlaidas. Profesorius Jasinavičius daugiau pakalbės apie bazinius dalykus, apie finansų valdymą, ne? Apie šeimos finansų valdymą. Daugiau irgi galėsit pasižiūrėti mūsų puslapį, bet kaip ir minėjau, kaip garantuotai susikurti savo šeimos norimo lygio gerovę. Taip, tai čia profesorius pakalbės, kaip susimažinti šeimos įsipareigojimus. Čia kalbėsiu aš, taip, ir pasidalinsiu savo patirtim, kaip mes su šeimomis sumažinam savo išlaidas ir padidinam investicijas. Kaip paspartinti šeimos ir verslo finansinės gerovės strategijos įgyvendinimą pasitelkiant DI. Tai noriu, kad suprastumėt ir mes link to einam, kad, žiūrėkit, investavimas truputį toks biški gaunasi jau mados reikalas, ne? Oi, kad čia reikia investuoti. Visada žinokitės gyvenime, kad daugiausiai uždirbsit iš savo veiklos. Tai yra bet kokį hobį susiradę ar pradėję savo versliuką kokį. Čia yra didžiausi pinigai. Investavimas tai yra tik taip tam, kad išsaugoti pinigų vertę. Dėl to sveikintina, jeigu žmonės jau pradėjo savo versliukus, bet jeigu jūs truputį dar abejojat, bet turit galbūt gerų idėjų, tai tam yra irgi Mindaugas, taip, kuris irgi yra verslo treneris, bet jisai irgi pakalbės apie tai, ką daryti, kad verslas tarnautų šeimai. Taip, kad galbūt nereikia visą gyvenimą dirbti. Aš irgi esu už tai, kad atidirbo 10-20 metų kažkam, įgavo daug patirties, taip, įgavo pasitikėjimą, buvo galbūt kažkokie vadovai, bet gal vieną dieną reikia tiesiog pradėti dirbti savo, nes kiekvieną minutę, kurią skirsit darbui, tai bus jums nauda ir jūsų vaikams. Taip, tai mielai jūs kviečiu į mūsų finansų savaitgalį. Čia galite pasižiūrėti FIKVA finansų savaitgalį šeimoms. Dar vieną adresą turėtume įdėti www.finansusavaitgalis.lt, galėsit pasižiūrėti programą. Ir žinoma, kaip visada, naujienlaiškio dalyviams, tie, kurie per 3 dienas įsigys bilietus, taikom 50% nuolaidą. Tai tikrai pasinaudokit, kaina tikrai yra labai nedidelė, simboliška, tik tai, kad atsipirktų renginys. Ir žinoma, ačiū Finansų ir kreditų valdymo asociacijos nariams, kurių dėka mes galim daryti tokias konferencijas, kur gali lektoriai pasisakyti ir pasidalinti savo ilgametę patirtim. Ačiū dar kartą, kad išklausėt. Lauksim pas mus, kas į konferenciją, kas į asmeninę konsultaciją. Iki, sėkmės!